EVA-PAS. Tai yra, kas yra tas EVA-PAS? EVA-PAS tai yra naujas branduolys, kaip kūriamos įrankio trajektorijos. Tai ne naujas įrankis, kai kažkoks pridedamas deboros. Tai yra integruota į Mastercam. Pagrindinė jo idėja yra pagreitinti darbą nuo idėjos iki G kodo. Jis yra absoliučiai nemokamas. Jeigu jūs turite Mastercamą ir turite Connect techninio palaikymo prenumeratą, šita funkcija EVA-PAS yra nemokama. Apžvelkime trumpai visą esmę jo. Pirmas dalykas, kas man labai patiko, tai kad mes galime kurti 5 ašių trajektorijas, neturėdami papildomos add-ono. Ta prasme, jeigu jūs turite 3D licenciją, jūs galite laisvai kurti 5 ašių trajektorijas, neturėdami multi-ax priedėlio add-ono. Paprasčiausiai pasiemat 5 ašis ir įrankis automatiškai persiskaičiuos į 5 ašių trajektoriją. Sekantis labai svarbus faktas yra kokybė. Jeigu pažiūrėsime į tradicinius įrankius, kaip pavyzdžiui Equal Scallop, rezultatas matome koks. O jeigu pažiūrėsim Constant Step Down EVA-PAS, kur kas geresnė kokybė. Toliau įrankių redagavimas. Jeigu nueitume į Toolpath Editor, tai visai kitaip mes galime redaguoti. Pavyzdžiui, aš galiu pažymėti kažkokią vietą ir tiesiog nutrinti ją. Trim. Ir viskas. Šitos vietos jisai jau nedaro. Mes galime redaguoti įrankio trajektorijas taip kaip vielinė geometrija. Sakykime, aš galiu paspaudęs CTRL pažymėti visą eilutę ir ją nutrinti. Taip paprastai. Aš galiu pažymėti, sakykime, kvadratą ir ją nutrinti. Aš galiu su Alt pažymėti taip ir ją nutrinti. Aš galiu viską atgal atstatyti lygiai taip pat greitai. Delete. Aš galiu prailginti. Sakykime, man čia norėtųsi, trumpiau. Spaudžiu CTRL, Altą. Šitą vietą pažymiu, prailginu 3 mm. Ok, viskas prailgėjo. Edit. Linking parametras. Susigrąžinu atgal tą patį, kas buvo. Štai, prailgėjo. Ne, man nepatinka. Aš noriu sutrumpinti. Alt. Būtent šitą vietą. Trim. Pum. Viskas. Susigrąžinam atgal tos pačius
linkingsus. Viskas. Šitos vietos ilgos, šitos trumpos. Labai gerai. Galiu linijas pažymėti atskirai, laikydamos shift. O nuo vienos vietos iki kitos, tik čia ištrinti. Trim. Viskas. Arba su CTRL panaikinti visą liniją. Toliau pagalba, asistentas. Mes čia turime tokį ženkliuką, kur aš beičiau, asistentas seka. Noriu, išjungiu. Yra video, yra nuorodos, kas kur ką reiškia. Puiku. Ir dar paskutinį dalyką, ką norėčiau pažymėti, tai kaip lengvai galima pakeisti trajektorijas. Iš 3, 4, 5, pasiėmus strategiją, pavyzdžiui, nuo taško. Štai mes turime kuo puikiausią 5 rūšių strategiją.